Tai šiandien pakviečiau visus susipažinti su situacija dėl žievėgraužio tipografo. Aptarsime populiaciją ir daromus pažeidimus, šiek tiek pakalbėsim apie klimatą. Ir prognozės antram pusmečiui. Visus prašau, jeigu turite klausimų, galite užduoti pokalbių skiltyje, o dar geriau, jeigu ir gyvai užduosite, jeigu labai dvejojate, kad pamiršite klausimą, tai galit užduoti ir mano prezentacijos metu. Dar kartą paprašysiu visus išsijungti mikrofonus ir tik įsijungti tada, kai norėsite paklausti ar pakomentuoti. Tai esu Kęstutis Grigaliūnas, dirbu valstybinėje miškų tarnyboje, miško sanitarnės apsaugos skyriuje. Matote mano kontaktinį telefoną. Jeigu kils kokių klausimų, prašau, skambinkite. Jeigu sugebėsiu, atsakysiu. Jeigu nesugebėsiu, bandysiu ieškoti informacijos ir tada atsakyti. Na ir apie žievėgraužį tipografą. Tai miško sanitarnės apsaugos skyrius jau keletą metų vykdo tokį išplėstinį populiacijos stebėjimą. Beveik 3 kartus padidinome vietų skaičių, kuriuose dėliojame gaudyklės. Tai dabar 46 eglynų kirtavietėse po 3 gaudyklės iškabiname. Tai viso 138 gaudyklės ir kas 3 savaitės ten skaičiuojame sugautus vabalus. Lietuvą sudalinome į tokius apskritimus, to apskritimo skersmuo yra maždaug 50 km ir kiekvienam tam apskritime stengiamės surasti 2 kirtavietės ir ten išdėstome gaudyklės stebėjimui. Stengiamės padengti visą Lietuvą ir tik tai palikome tuštesnius tuos plotus, kur labai yra nedaug eglynų. Ten aišku ir žievėgraužio tipografo grėsmė yra mažesnė ir tas kirtavietę surasti be abejo sudėtinga, kad gaudyklės išdėstyti. Tai kokiagi situacija šiuo metu? Yra atliktos 4 apskaitos. Na ir skaičiai nėra dar labai maži, tačiau netokie jau dideli, kaip buvo paskutinius 2 metus. Bet atskiruose kirtavietėse tų vabalų sugaunama iš tikrųjų gausiai. Tai pavyzdžiui, rekordinė gaudyklė gaudžiusi iki šiol yra Baisogalos girininkijoje Radviliškio regioniniam padalinyje. Tai vienoj gaudyklėje sugauta net 16 000 žievėgraužio tipografo suaugėlių. Antroje vietoje nedaug atsiliekanti yra Prienuose kabanti Dušnionių girininkijoje. Gaudyklė taip pat virš 16 000 sugaudžiusi. Na ir mažiausiai kol kas sugavome Mažeikių regioniniam padaliny Sedos girininkijoje, tai yra Lietuvos šiaurės vakarinė dalis. Na ir stebina, kad netgi ir Tveruose, Telšių regioniniam padalinyje, kur tikrai gausu eglynų, taip pat sugavom mažiausiai vabalų vienoj gaudyklėje, tai 1300. Lietuvą padalinome į regionus. Prašau, užsijunkite garsiakalbį, kas naujai prisijungia. Lietuvą padalinome į regionus, remdamiesi klimatologų skirstymu pagal temperatūras ir kritulius Lietuvoje. Tai išskyrėm tokius 4 regionus: vakarų regioną, šiaurės, rytų ir pietų. Tada galime sugrupuoti gaudyklės ir apibendrinti populiaciją tam regione. Tai kol kas mažiausia populiacija jau keletą metų yra vakarų regione ir siekia nepilnus 4000 sugaunamų vabalų vidutiniškai gaudyklėje. Ir tai yra 50% mažiau negu praėjusiais metais. Panaši situacija ir kituose regionuose, visur sugaunamų žievėgraužio tipografo vabalų yra maždaug perpus mažiau, tačiau tas vidutinis į gaudyklės patenkantis vabalų skaičius yra gerokai didesnis. Tai daugiausiai vidutiniškai vabalų sugaunam
kol kas pietų regione, nes ten vis dėlto ir temperatūros buvo aukščiausios ir kritulių ypač pavasarį trūko. Na ir aišku, rytinėme, pietrytinėme regione. Tai šiuose regionuose toks dar gana aukštas vabalų skaičius, svyruoja tarp 7–8 tūkstančių vidutiniškai gaudyklėje. Nedaug atsilieka ir tas šiaurinis regionas, taip pat keletą metų kentėjęs dėl sausringų orų, tai ten apie 6,5 tūkstančio vidutiniškai gaudyklėje. Na ir yra tokių vietų, kur vis dar fiksuojamas tas kritinis, viršijantis 10 tūkstančių vidutiniškai sugaunamų vabalų gaudyklėje. Tai kaip minėjau, ir Baisogalos girininkija, ir Karmėlavos girininkija, ir Dušnionis, ir Varėnos padalinyje. Taip pat nustebino per paskutinę apskaitą vienoje gaudyklėje sugautas 13 tūkstančių vabalų Ignalinoje. Tai iki tol gaudėme labai menkai tam mūsų pačiam kraštiniam rytiniam taške, nesiekdavo ir 1000 vabalų, ir per trečią apskaitą, kurią vykdėme Liepos pradžioj, vienoje gaudyklėje net 13 tūkstančių ir dabar vidutiniškai gaudyklėje sugautų vabalų kiekis siekia 10 tūkstančių. Tai stebina tas, kad 2 mėnesius žievėgraužis tipografas ten beveik neskraidė arba skraidė labai menkai ir galų gale sušilus orams antroje birželio pusėje vabalai pakilo skraidyti. Tai iš tikrųjų netradicinis toks dalykas, bet pasekmės turbūt miškams ir mums kaip miškininkams teigiamas bus, nes toks ištęstas skraidymas matyt rodo, kad vabalams sunku surasti ne tik tai pažeidžiamas egles nusilpusias, bet ir sulaukti skraidymui tinkamų orų. Tas nieko neveikimas, kai jis tokį ilgą laiką kažkur tūnoja, vis tiek jam sveikatos tam vabzdžiui nepridėjo tikrai. Na ir besikeičianti situacija tiek su regioniniais padaliniais, tiek su girininkijom daro sudėtingą mums palyginimą su ankstesniais metais. Tai perėjom, kaip minėjau, prie 4 regionų ir dabar lyginam tą populiaciją savo apskritimuose, kuriuos turim 23. Tai jau nuo praėjusių metų naudojam šitą tokį Lietuvos sudalinimą ir apskritimų tokią sistemą. Ir tada jau galim palyginti tą populiaciją atskiruose apskritimuose ar tai atskiruose regionuose. Tai kaip jau rodžiau ankstesniai skaidriai, tai vidutiniškai per visą Lietuvą, jeigu visas gaudyklės sudėtume šių metų sugautų vabalų kiekį per 4 apskaitas ir praėjusių metų sugautų vabalų kiekį per 4 apskaitas, tai tų vabalų šiais metais sumažėjo 51%. Ir kaip matote, visuose mūsų apskritimuose tas mažėjimas yra stebimas. Nėra nei vieno apskritimo, kur populiacija būtų išaugusi. Na ir toks dažniausiai pasitaikantis nuo 40 iki 60% sumažėjimas, gal tik tai Kazlų Rūdos regioniniam padalinyje, ten tas sumažėjimas vis dar labai nedidelis ir siekia tik 14%. Tai praėjusiais metais vidutiniškai gaudyklėje gaudėm per 4 apskaitas 13 tūkstančių, kas dabar yra kaip ir rekordas, jeigu tiek pagaunam šiais metais. Tai 25 vos 6,5 tūkstančio vidutiniškai gaudyklėje sugaunama, tai yra lygiai beveik perpus mažiau vabalų. Pasižiūrėjus į ilgesnį laikotarpį, tokį populiacijos stebėjimą vykdom nuo 2003 metų, tai matom, kad 3 metus augusi populiacija, bei 4 metus iš tikrųjų augo, tik iki tol taip negausiai. Rekordinę populiaciją turėjome 23–24 metais, na ir šiemet stebimas tas ženklus sumažėjimas. Jeigu kam įdomu pasižiūrėti,
kokia situacija jūsų artimiausiam regione, kur jūs miškų turite ar prižiūrite miškus, tai galime tiesiog yra paskelbta interaktyvi informacija valstybinės miškų tarnybos tinklalapyje ir pristatymo pabaigoje parodysiu, kur ją galima lengvai surasti. Tiesiog galite pasinaudodami šituo žemėlapiu paspausti ant tam tikro taško ir pasižiūrėti, kiek šiais metais sugauta vabalų arba jūsų pasirinktais metais. Tada gausit netgi palyginimo kreivės, tai konstanta yra 25 metai, ta raudona linija, ką mes šiemet gaudom, o jūs galit mėlyną liniją pasirinkti, ar tai 23 ar 24 metus, kaip šiuo atveju, ar bet kuriuos nuo 2010 metų yra duomenys suvesti, bet kuriuos metus. Tik ankstesniais metais nebuvo tokio tankaus tinklo, buvo beveik 3 kartus mažiau tų taškų, nes, kaip rodžiau ankstesniai skaidriai, tos populiacijos nebuvo aukštos ir laikotarpis iš esmės beveik 30 metų buvo su žievėgraužių tipografų ramybės tokioj būsenoj. Na, kadangi kalbu apie populiacijos stebėjimą, tai dar keletas įžvalgų apie gaudyklės, nelabai tokių smagių. Mes irgi šiais metais įsigijome dalį naujesnio tipo, kairėje pusėje nuotrauka, ten rinktuvas toks labiau peršviečiamas, liktai spalvinė gama šiek tiek panaši, bet vabzdžiai mato ją kitaip. Tai va tos kairiai pusėje balta gaudyklė, jinai labai traukia kamanės. Ką mes pastebėjom, dėliojam seno tipo, va tas per vidurį, baltas įprastas mums gaudyklės. Ir po vieną į centrą su to pačiu feromonu skiriasi tik tai gaudyklės gamintojas. Tipas tas pats, tik tai gamintojas kitas ir matyt, to plastiko sudėtis šiek tiek kitokia ir vabzdžiai ją mato kitaip. Tai labai didelį kiekį gaudėm kamanių, jau ten ne vienetai, šimtais. Na ir netenkino, aišku, mūsų, nes tai yra naudingas vabzdys ir atskiros rūšys yra nykstančios kamanių. Tai bandėm spręsti problemą įvairiai ir dažydami gaudyklės. Tai dešiniai pusėje matot jau tiesiog tamsiais žaliais dažais nupurkštą gaudyklę. Tai tas dažymas iš karto problemą sprendė. Žinau, kad valstybinių miškų urėdija irgi įsigijusi to naujo gamintojo gaudyklių, tai manau, kad irgi pastebėjote, kad šiemet kamanių rinktuvuose tikėtina buvo daug daugiau negu įprastai. Kitą variantą, ką pabandėme apatinėme segmente uždėti tam tikrą tinklelį, kad žievėgraužis tipografas lengvai pralystų, tačiau kamanės susilaikytų ir galėtų pabėgti iš tos gaudyklės. Tai va toks netikėtas, atrodo, nekaltas dalykas, tiesiog pakeistas gamintojas su to pačio tipo gaudyklėmis, o efektas išlindo visai netikėtas. Gaudo jos taip pat gerai, viskas su jom tvarkoje. Mes tikimės, kad gal jų ilgaamžiškumas bus didesnis, bet va tas kamanių traukimas tikrai yra labai didelis ir didelis minusas. Na, apie gaudyklių dėliojimą trumpai, tai vis dėlto gaudyklės turėtume dėti į šviežias kirtavietės ir sudarinėjant metinius planus reikėtų įsivertinti, kiek mes tokių šviežių eglynų kirtaviečių turime, nes padėjus tokią, švelniai tariant, jau suvėlinėjusią pievą primenančią kirtavietę, labai greitai ta gaudyklė visiškai pasislėpia tarp žolių ir netenka savo efektyvumo. Tai ideali vieta yra maždaug nesenesnės negu pusės metų eglynų kirtavietės. Na ir nepatingėkime, tikrai šiek tiek įtvirtinkime tą gaudyklę, ne vien prispausdami su kažkokia ribka atpjauta, bet įsmeikime
rimtesnį kuolą ir kad neišverstų nei vėjas, nei atėjęs lankytojas nuspyręs šitą mūsų atramą, nei žvėris. Tikrai žvėris domisi gaudyklėmis ir va, šiuo atveju ta gaudyklė atsirėmus rinktuvas į žemę. Liktai nieko nebūtų blogai, vabalas ten atskris ir skraidys, bet jinai tokia pažeidžiama tampa. Ir šernas atėjęs ją pasidomės, ir elniniai žvėris, ypač antroji vasaros pusėje kažkodėl pradeda domėtis, net ir aukščiau pakeltomis tomis gaudyklėmis, mato kaip savo priešą ir kartais sulaužo ir randame elninių žvėrių ten plaukų ant tos sulaužytos gaudyklės. Na ir šiemet toks atvejis, kad dingsta feromonai iš gaudyklių ir dingsta netgi gaudyklės iš kirtaviečių. Tai matyt, kad praeitų metų gali būti reklama padaryta gaudyklėm, kai dalino valstybinė miškų tarnyba 100 gaudyklių nemokamai. Tai šiemet tokios akcijos nebedarėme, bet matyt dar dalis miško savininkų nori tų gaudyklių ir kabutėse pasiskolina iš mūsų stebėjimo vietų. Nors jau 10 metį to nebuvo ir aš neprisimenu, kad dinginėtų feromonai ir tai net visos gaudyklės iš kirtaviečių. Tas buvo, kai jos tik tai pasirodė ir buvo naujovė miškuose, tai ten visiems rūpėjo parsinešti, išnagrinėti, bet tai buvo senai. Na ir nepamirškime, kad ir sanitarnės miško apsaugos taisyklės reikalauja, kad 7 ar kas 10 dienų išvalyti tuos rinktuvus nuo pakliuvusių vabalų. Tuos vabalus sunaikinti, jeigu jie ten dar gyvi. Kodėl toks reikalavimas yra? Va šiuo atveju aš nuėjau pasižiūrėti kabančią gaudyklę ir ten tas valymas atliktas gal kadaise, bet gerokai matyt per senai, nes krūva vabalų, jau jie visi sušlapę, supuvę, jau matom, kad matosi ir maitvabaliai ten į tą sklindantį supūvusių vabalų kvapą lekia į tą gaudyklę ir tikisi ten rasti maisto ir pratęsti giminę. Taip kad gaudyklė tikrai, jeigu ir valyta, tai labai senai. Ir kitas aspektas, kad į tą pūvančių vabalų kvapą jau reaguoja patys žievėgraužiai tipografai ir nebeskrenda į tokią gaudyklę, nes tai yra atstumiantis tam tikras feromonas, atstumiantis ir įspėjantis savo giminaičius. Tai ta gaudyklė neišvalyta netenka efektyvumo. Tai jeigu jau naudojam priemonės, tai naudokimės teisingai, parinkime geras kirtavietės, tinkamas, kaip minėjau, nesenesnės kaip pusmečio eglynų kirtavietės idealu parinkti. Na ir įtvirtinkim gaudyklės, mes atremiam dažnai tą kartį į kelmą ir dar perkalam su vinim, nes vėjai atskirais atvejais tą kartį gali išjudinti ir nuverčia gaudyklę. Ir valyti. Tai tokie 3 aspektai, kad tinkama kirtavietė, geras gaudyklės įtvirtinimas, na ir gaudyklės priežiūra po to. Kągi Lietuvoje nuveikė žievėgraužis tipografas šiais metais, tai žinios vėlgi yra teigiamos, kaip ir apie populiaciją. Tai be abejo, kad ta mažesnė populiacija daro ir mažesnę žalą. Tai šiai dienai, čia Liepos 20 duomenys, 3 savivaldybėse paskelbta jau stichinė miškų nelaimė. Šią savaitę buvo paskelbta Šalčininkų rajone. Tai lyginant su praėjusiais metais, mes jau turėjome 5 rajonus, kuriuose buvo paskelbta stichinė nelaimė. Na ir ta likusi Lietuvos dalis žaliuoja, tai džiugina akį. Ta žalia spalva įvairaus intensyvumo reiškia, kad nedaugiau kaip 10 000 kietmetrių tam toje savivaldybėje yra pažeista eglių. Na ir čia duomenys nėra vien išregistruotų židinių, suderinę su aplinkos ministerija ir dalyje pasitarimų ir miško sanitarnės apsaugos koordinacinės tarybos posėdžiuose buvo nutarta, kad reikia parengti tam tikrą metodiką ir kadangi iš privačių miškų gaunama informacija apie žievėgraužio tipografo pažeidimus yra gan ribota.
Tai šiuo metu naudojama tokia metodika, kur perskaičiuojama pažeidimai remiantis valstybinėse miškuose užregistruotais židiniais. Tai netgi ta tokia patobulinta metodika, leidžianti greičiau skelbti stichinę nelaimę, kur yra didesnis problemos mastas. Visgi tik tai 3 savivaldybės yra pasiekusios tą 25 000 kietmetrių nudžiovintų eglių kiekį. Na ir vėlgi parodysiu pristatymo pabaigoje, kur šitą žemėlapį galima rasti. Vėlgi jis yra interaktyvus ant atskiros savivaldybės. Užvedus kursorių galima matyti ten pažeistų kubinių metrų kiekį, taip pat dešinėje pusėje galima matyti, kiek atskirais mėnesiais buvo nudžiovinta eglių, ar atskirom savaitėm, kaip kito tas nudžiovintų eglių tūris. Na ir išvardintos pagrindinės daugiausiai pažeidimų turinčios savivaldybės. Jas galima pasižiūrėti, tą 10-tuką turinčių gausiausiai pažeidimų savivaldybių čia savivaldybės lygmenyje. Toliau pakalbėsiu ir regioninio padalinio lygmenyje. Tai matom tas 3 savivaldybės, kur pasiektas stichinės nelaimės lygmuo. Tai Kazlų Rūdos, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono. Na, po to seka Trakai, Kauno rajono savivaldybė, Švenčionių rajonas. Tai jau viršijantis 10 000. Kitose savivaldybėse iki 10 000, tai tokios į 10-tuką pakliūnančios Rokiškio, Panevėžio, Anykščių, Širvintų rajonų savivaldybės. Tai ta mūsų šiaurinė Lietuvos dalis. Ten praėjusiais metais buvo problematiška su krituliais. Kaip matom, čia nei viena savivaldybė nepatenka iš to vakarinio Lietuvos regiono, nes, kaip minėjau, ten ir populiacija žemiausia, ir klimatinės sąlygos labai palankios, na ir aišku, pažeidimų yra mažiausiai. Dabar pakalbėsiu apie žievėgraužio tipografo pažeidimus valstybiniuose miškuose. Tai yra tikrai realūs židiniai, užregistruoti specialiam žurnale, iš kurių mes ir darom visas prognozes, vertinimus ir skelbiame stichinių nelaimių pasiektą lygmenį. Tai vėlgi situacija džiuginanti. 25 metais, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiu metu, tai valstybinėse miškuose turime 37% užfiksuotų mažiau židinių ir tas procentas vis auga, lyginant su praėjusiais metais. Jeigu dar prieš 10 dienų tas procentas buvo 33, tai dabar jau siekia 37. Na ir kuo tas procentas bus aukštesnis, tuo ta situacija bus geresnė ir tuo labiau džiugins mus. Matom, kaip atskirais mėnesiais skiriasi židinių registravimas. Tai šiemet neturėjome tokio piko birželio, liepos mėnesiais ir dabar jau liepos liko vos savaitę. Tai tikrai čia jau šiek tiek netgi mano tokia į ateitį numatant, kad bus pasiekta 30 000 liepos mėnesį nudžiovintų eglynų kietmetrių, tačiau manau, kad ir to 30 000 nepasieksime, taip kad liepos mėnesis tikrai pakankamai ramus ir tokių pikų nebus kaip 23 ar 24 metais. Netgi ir, sakysim, rugpjūtis tikėtina bus pakankamai ramus, jeigu ypač išsilaikys ir toliau tokie orai. Na ir gausiausiai pažeidimų registravę regioniniai padaliniai, tai aišku, čia išsiskiria tie padaliniai, kurių teritorijose išsidėstę minėtos savivaldybės, kur pasiektas stichinės nelaimės lygmuo. Tai be konkurencijos pirmauja Kazlų Rūdos regioninis padalinys antrus metus iš eilės. Ten, aišku, klimatinės sąlygos ir augavietės ypatingai reaguoja į sausringus periodus, nes lengvi dirvožemiai,
ir matyt staigus gruntinio vandens pokytis labai neigiamai veikia eglių sugebėjimą apsiginti nuo žievėgraužio tipografo. Tai sekančios 3 yra Šalčininkų, Nemenčinės ir Trakų regioniniai padaliniai. Tai šiuos 3 padalinius sudėjus, tas nudžiovintų eglių kiekis net nesiekia Kazlų Rūdos vienam regioniniam padalinyje nudžiovintų eglių kiekio. Tai iš dalies ir gerai, kad turim tik tai vieną regioninį padalinį, kur ta situacija tikrai dar išlieka labai grėsminga. Kituose padaliniuose židinių registruota iki 10 000 ir tas 10-tuką tęsia Ukmergės, Prienų, Šakių, Dubravos, Panevėžio, Rokiškio regioniniai padaliniai, tačiau ten tie kiekiai nėra ypatingai dideli ir tikėkimės labai neišaugs. Jeigu palyginsim su praėjusiais metais atskiruose regioniniuose padaliniuose užregistruotus pažeidimus, tai tik tai 5 regioniniuose padaliniuose užregistruota pažeidimų šiemet daugiau. Tai pirmauja Druskininkų regioninis padalinys, kur 4 kartus daugiau pažeidimų registruota, tačiau skaičiai ten nėra dideli. Tai, tarkim, buvo registruoti praėjusiais metais 200 kietmetrių nudžiovintų eglių Druskininkų regioniniam padalinyje, tai dabar viršija 1000 kietmetrių, tai procentais tai yra didelis pokytis, bet absoliučiai skaičiais tai pažeidimai nėra dideli. Panaši situacija Švenčionėliuose, kur židinių buvo labai menkai, šiemet šiek tiek daugiau, bet absoliučiais skaičiais ar nudžiovintais kietmetriais tikrai nėra daug. Šiek tiek neramina, aišku, situacija Nemenčinės regioniniam padalinyje, ten ir tie nudžiovinami kiekiai didesni, kaip rodžiau, pakliūna į tą raudoną apskritimą, į tas pirmaujančius regioninius padalinius. Ir šiemet ten pažeidimų daugiau 88%, tai beveik dvigubai išaugę pažeidimai. Jurbarke situacija nėra grėsminga, kiekiai nėra dideli, tas augimas toksai matematinis daugiau. Na, Kazlų Rūda vis dar kelia nerimą, tačiau tendencijos šiek tiek į gerėjančią pusę, kaip minėjau, prieš gerą 10 dienų dariau pristatymą ministerijos pasitarime, tas procentas buvo gerokai didesnis, tačiau dabar tik tai 2% jau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, tai yra vakar dienai padaryti skaičiavimai Liepos 23, tai iš esmės jau susilygina su praėjusių metų pažeidimais, nors prieš 10 dienų jie dar 16% viršijo pernykščių židinių kiekį. Taip, kad matosi, kad jeigu pernai intensyviai tų židinių daugėjo ir Liepą, tai šiemet Liepą bent jau Kazlų Rūdoj židinių fiksuojama mažiau ir tikėkimės, kad antram pusmetį ir Kazlų Rūdoj visgi rasim mažiau židinių nei praėjusiais metais per tą patį laikotarpį. Visuose kituose regioniniuose padaliniuose stebimas židinių mažėjimas, ypač Žemaitijos regione. Na ir vidutiniškai per visą Lietuvą, jeigu susumuoti židinius, tai šiemet 37% mažiau negu praėjusiais metais, kaip jau minėjau, ankstesniai skaidriai. Tai situacija gera, džiuginanti, populiacija dvigubai mažesnė, židinių beveik 40% mažiau, taip kad metai tikrai geri. Jeigu palyginsim leidimus išduotus eglynuose sanitariniams miško kirtimams nuo gegužės 1, kai jau skaitome, kad atsiranda nauji židiniai ir aišku, ne 100% ta visa iškertama eglė yra šviežiai apnikta, tačiau jau atsiranda dalis ir šviežiai apniktos eglės. Čia įskaičiuoti ir vėjo pažeisti eglynai. Visi leidimai sanitariniams kirtimams eglynuose nuo gegužės 1 iki Liepos 23 dienos. Tai tendencijos yra panašios kaip ir su židinių registravimu.
valstybiniuose miškuose netgi ir tuo aktyviuoju laikotarpiu, kaip kelias skaidrės rodžiau atgal, kad yra tas aktyvus laikotarpis maždaug nuo balandžio vidurio, priklausomai nuo klimato, ir tęsiasi beveik iki spalio pastaruosius keletą metų, nes rugsėjis būna ypatingai karštas. Tai va, šituo aktyviuoju laikotarpiu nuo gegužės 1 iki Liepos 23 dienos valstybiniuose miškuose išduota leidimų 33% mažiau. Mažėjo tiek atrankinių sanitarinių kirtimų kiekis, tiek plynųjų sanitarinių kirtimų kiekis. Mažėjimo situacija yra ir privačiuose miškuose, jin šiek tiek kuklesnė. Tai 12% mažiau išduota leidimų sanitariniams kirtimams. Na ir jeigu plynųjų kirtimų mažėjo privačiuose miškuose, tai šiek tiek ūgtelėjo atrankinių sanitarinių kirtimų, atrankiniais sanitariniais kirtimais iškertamų nudžiovintų eglių kiekis. Tai bet tendencija vėlgi teigiama, nesimato bent jau leidimų išdavimo augimo nei privačiuose, nei valstybiniuose miškuose. Ką mūsų sanitarinės skyriaus specialistai tai apžiūri medynus, kai norima iškirsti plynaisiais sanitariniais kirtimais virš 1 hektaro arba lygiai hektarą. Tai vykstam visus tokius plotus be išimties, vertinam, ar pagrįstai norima kirsti, ar atitinka židinio ribas. Tai iš mūsų išvykų šiais metais 52% išvykų sudarė medynai pažeisti žievėgraužio tipografo. Tai jeigu lygintume su ankstesniais metais, tiek 24, tiek 23 metais, tas procentas buvo gerokai didesnis ir apie 75% visų išvykų sudarė dėl žievėgraužio tipografo pažeidimų medynų vertinimas. Tai netgi ir tarp plynųjų sanitarinių didesniuose plotuose tas žievėgraužio tipografo aktyvumas jaučiamas menkesnis. Antroje vietoje buvo vėjo pažeisti medynai, tai žali tokie skrituliukais pažymėti ploteliai. Taip, kad to vėjo fiksavom gerokai daugiau negu įprastai. Ir tai nėra labai gera žinia, nes žievėgraužio tipografą įtakoja tinkamas substrato veistis kiekis. Tai tą substratą mums paruošia vėjas, nulaužia arba išverčia egles. Na ir kitą substrato dalį paruošia klimatas, tai sausringi orai ir aukštos temperatūros. Tai tada eglė jau negauna pakankamai vandens ir negali apsiginti. Tai tas vėjas tokią šiek tiek neigiamą aspektą uždeda ir matot, kad tų žalių rutuliukų ypač gausu centrinėje Lietuvos dalyje ir tęsiasi tas šleifas toks per centrinę Lietuvą tiek į šiaurę, tiek į pietus. Netgi ir tuose stichinių nelaimių pažeistuose rajonuose vėjo pažeidimų tikrai buvo gausu. Taip kad atkreipkite dėmesį, kad sanitarinės taisyklės reikalauja sutvarkyti žalias eglių vėjavartas, vėjalaužas dar iki įsigraužimo pavojingų medžių liemenų kenkėjų, kurių vienas yra žievėgraužis tipografas. Matau Franco ranką, bet gal palikim klausimus pristatymo pabaigoje, būtinai aptarsim ir padiskutuosim. Vykdėm taip pat eglynų žvalgymą atskiruose regioniniuose padaliniuose, kad įvertinta realią situaciją miškuose, kaip židiniai tvarkomi, kiek yra šviežiai apniktų eglių ir panašiai. Tai prasčiausia situacija, aišku, buvo Kazlų Rūdos regioniniam padalinyje, ten žalių apniktų eglių radom beveik kas trečiam žvalgytam eglyne. Taip pat Šalčininkuose 21% nuo žvalgyto eglyno, Nemenčinės regioninis padalinys 18%. Na, tai atspindi tą realią situaciją, kur ten
didžioji regioninio padalinio dalyje jau yra paskelbta stichinė miškų nelaimė ir ji paskelbta tikrai ne be reikalo, nes kaip matom, tas netgi šviežiai apniktų eglių medynų procentas yra aukštas. Viso išžvalgyta buvo 560 eglynų sklypų, taip regioniniam padalinyje apie 100 ar šiek tiek daugiau sklypų, išskyrus Tauragės regioninių padalinį, kur ten buvo išžvalgyta 24 miško sklypai, nes tas žvalgymas priderintas labiau prie plynųjų sanitarinių kirtimų vertinimų. Na ir jeigu vidutiniškai paėmus žvalgymo rezultatus, tai apniktų eglių buvo rasta 14% nuo žvalgytų sklypų. Taip maždaug 1 iš 10, 1 iš 9 miško sklypų vis dėlto turėjo tų šviežiai apniktų žalių eglių. Su sausom egliam situacija šiek tiek kitokia, tai tie iš ankstesnių metų likę pažeidimai nesutvarkyti dėl įvairių priežasčių, ar tai nedideli židiniai, ar saugomose teritorijose esantys židiniai, ar tiesiog dar neaptikti židiniai. Yra įvairių variantų ir yra įvairaus dydžio židinių. Tai visgi sausų eglių gausiausiai fiksavom Šalčininkų regioniniam padalinyje. Tai kaip jeigu Kazlų Rūdoj šviežių tiek radom, kas trečiam, tai Šalčininkų regioniniam padalinyje, kas trečiam eglyne radom sausų eglių ir buvo sausos eglės fiksuojamos, jeigu vienoje vietoje buvo randama 10 ir daugiau nudžiovintų medžių. Tai tada tokį jau židinuką registravom ir savo stebėjimo žurnale ir traukėm į apskaitą. Iki 10 sausų eglių nefiksavom, palikom bioįvairoviai. Nemenčinės regioniniam padalinyje taip pat gana aukštas sausų eglės ankstesnių metų židinių procentas 27 ir Prienuose 20%, tai Prienuose kas 5 žvalgytam eglyne buvo nustatytas didesnio ar mažesnio masto ankstesniais metais nudžiovintų eglių židinukas. Na, įdomu, kad Prienų regioniniam padalinyje, jeigu sugrįžti dar prie žaliai apniktų eglių, tai neradom nei vienos šviežiai apniktų eglių grupės. Radom kelias pavienės, tačiau pavienių eglių nefiksavom kaip židinių. Tai Prienų regioniniam padalinyje ten virš 200 sklypų išžvalgyta eglyno, nei vienam sklype nebuvo šviežių pažeidimų. Tai irgi stebina, nes Prienuose fiksuojama viena iš gausiausių žievėgraužio tipografo populiacijų sugaunamų gaudyklėse, bet matyt, eglėms yra augti pakankamai geros sąlygos ir sunkiai eglės įveikiamas žievėgraužio tipografo. Na ir vidutiniškai sausų eglių šiek tiek daugiau fiksuota negu žalių, tai 18% nuo visų žvalgytų sklypų. Tai iš esmės, vos ne kas 5 eglyne galime rasti sausų eglių grupę didesnę nei 10 medžių. Na ir užsiminėm apie vėjavartas, jos mums tikrai svarbios, tos žalios eglių vėjavartos. Jeigu lapuotis didesnės įtakos nedaro, pušis irgi ten masinio tokio dauginimosi židinių nesukels kinivarpų. O su egle tai tikrai vienas iš substratų, kur leidžia, ypač jeigu pavasarį užpuolamos, leidžia židiniui staigiai plisti, ypač jeigu karšti ir sausringi orai. Tai, kaip minėjau, tie regioniniai padaliniai, kurių teritorijose yra ir stichinė nelaimė paskelbta, turėjo ir gausiausiai šviežiai išverstų ar nulaužtų eglių. Tai Šalčininkuose fiksavom 7% žvalgytų eglynų, kad yra dar nesutvarkytų žalių eglių, vėjavartų vėjalaužų, Nemenčinėj 6%, na, Šakiuose 5%. Tai tie regioniniai padaliniai kentėjo ne tiek nuo tų katastrofinių vėjų, ką mūsų kaimynai čia gavo, tiek Lenkija gavo labai stiprių uraganinių vėjų, tiek Baltarusija. Mums pasisekė, kol kas bent šiais metais turėjom daug lokalių stiprių vėjų, tačiau didelio masto ten uraganinių, sakysim, per visą padalinį
ar per 14 girininkijų, tai dar ačiū Dievui neturėjome. Bet pavienių tokių viesulų buvo. Na, vėjavartų visiškai nefiksavome Tauragės ir Prienų regioniniuose padaliniuose. Jeigu pasižiūrėti per beveik 600 išžvalgytų eglynų, tai 4% radom žalių išverstų arba išlaužtų eglių. Na ir be pažeidimo eglynai, kur sveikiausi eglynai, bent jau mūsų žvalgymo metu, tuose 7 regioniniuose padaliniuose, kur atlikom birželio mėnesį žvalgymą, tai Tauragės regioniniam padalinyje, čia atitinka visus tuos duomenis tiek gaudyklių, tiek židinių registravimo, kad tas Žemaitijos regionas yra pats ramiausias ir tikrai bent jau šiais metais ten didelių židinių formavimasis negrėsia. Tai net 88% žvalgytų eglynų buvo visiškai be pažeidimų, be senų eglių nudžiovintų, be vėjavartų, vėjalaužų ar be šviežiai apniktų eglių. Prienuose 80% visų žvalgytų eglynų taip pat buvo be pažeidimų. Šakiai po to seka, na ir daugiausiai pažeistų eglynų vienokiu ar kitokiu būdu buvo Šalčininkų regioniniam padalinyje. Tai ten nepažeista vos 41%, tai didžioji dalis žvalgytų eglynų turėjo vienokiu ar kitokiu pažeidimu, taip pat pusė žvalgytų eglynų turėjo vienokiu ar kitokiu pažeidimu Nemenčinės regioniniam padalinyje. Na, Kazlų Rūda iš tikrųjų gana aktyviai sutvarkė pastebėtus židinius, net ir tą 30%, kur rodžiau, kad su šviežiai apniktų eglių, tai ten vyravo graužiami takai ir dedami kiaušiniai, tai yra ankstyvosios stadijos pažeidimai, kai mes dar turime maždaug 3-4 savaitės laiko tokias egles pašalinti, iškirsti ir pašalinti iš miško. Na ir vidutiniškai žvalgymo rezultatus apibendrinant, tai 36% visų žvalgytų eglynų turėjo vienokius ar kitokius pažeidimus. Na, 64% jokių pažeidimų nei vėjo, nei žievėgraužio tipografo nefiksuota. Tai kodėlgi mums čia taip ir populiacija mažėja, ir pažeidimų mažėja, tai visgi didžiausia įtaka turi klimatinės sąlygos. Tai čia bandžiau pavaizduoti, kokiagi buvo oro vidutinė temperatūra ir palyginant ją tą juodą stulpelį su 61-90 metų vidutinė oro temperatūra, kai sąlygos mūsų eglynams augti buvo labai geros. Turėjom ir gausius kritulius, ir gilias sniegingas žiemas, ir aišku, vasaros nebuvo tokios karštos, be tropinių naktų, be +30 ir aukštesnės oro temperatūros. Tai jeigu balandį ta temperatūra buvo aukšta ir vėl 3 metus iš eilės mes jau balandžio pradžioje nustatėm gaudyklės žievėgraužių tipografui sugaudyti, nors įprastai tai 2-3 savaitėm vėliau išdėliojam gaudyklės. Tai balandis buvo iš tikrųjų karštas. Bet gegužė buvo ypatingai šalta. Žalias stulpelis mūsų šie metai, 25-ieji, tai lyginant su daugiamečiu tų 61-90 metų vidurkiu, tai gerokai net jo nepasiekėm. Tai šių metų gegužė įėjo į istoriją kaip viena iš šalčiausių. Tai tikrai pristabdė tiek žievėgraužių tipografo skraidymą ir to streso tokio nesudarė egliams augti, nes tos aukštos temperatūros, ypač pumpurų ten augimo, žydėjimo metu, kai medžiui reikia daug vandens, tai matyt daro dar didesnį stresą. O birželis jau buvo atitinkantis tas senasias mūsų vasaras. Tai vasaros pradžia buvo įprasta tiem, sakysim, 61-90 metam ir tiesiog atitiko tų metų vidutinę temperatūrą visiškai tiksliai.
Tai birželis po ypatingai šaltos gegužės buvo artimas tam ankstesniam periodui, kai eglių augimas buvo geras ir žievėgraužis tipografas išplisdavo tik po didelių vėjavartų. Kaip matot, 21 metais, kai visi židiniai prasidėjo šita naujoji didžioji banga, tai turėjom birželio mėnesį labai karštą, 4 laipsniais karštesnė negu ta ankstesnių metų vidutinė temperatūra. Na ir visus paskutinius 3 metus tas birželis būdavo karštas. Praėjusiais metais, kaip matom, geltonas tulpelis buvo ir labai gegužė karšta, ypatingai karšta gegužė. Tai šiemet turėjom ypatingai šaltą gegužę. Tai va tie birželio, gegužės mėnesio orai vėsus tikrai pristabdė žievėgraužį tipografą. Ką mes stebėjom savo gaudyklėse, skraidymas vyko labai nevienodai atskiruose regionuose. Ten, kur pagavom iš, sakysim, gegužės mėnesį daugiau, labai menkai pagavom kituose regionuose, tai birželį apsivertė viskas. Kur nepagavom gegužę, pradėjom gaudyti birželį. Ir kur pagavom gegužę, jau nebepagavom birželį. Tai labai nevienodai skraidė, tas ištęstas skraidimas, kaip sakau, sveikatos vabzdžiui nepridėjo, jis turi savo parazitus, tiek įvairius kirmelės nematodus, tiek erkės, tiek grybinius organizmus, tiek bakterijas, kur po truputį jam tą sveikatą mažina. Na ir aišku, pas jį tas riebalinis sluoksnis irgi nebegalinis, jis ilgą laiką nesustodamas ieškoti tų tinkamų apnikti eglių negali. Tai tas ištęstas skraidimas taip pat yra gera žinia, kad matyt žievėgraužiui sunku susirasti medžius. Liepos pirmi 10 buvo jau pagal temperatūrą artimesni vidutiniai. Pirmas 10 buvo vos 10 laipsnio šiltesnis, antras 10 jau šiltesnis 1 laipsniu už vidutinę daugiametę, tačiau dar nėra tragiškas. Mes kriterijų savo stebėjimą nusimatę, kad kai 3 laipsniais viršijama vidutinė temperatūra, tai jau yra toksai didelis šauktukas, kad bus įtaka tiek eglynų sveikatingumui, tiek vabalo vystymosi. Tai su temperatūra viskas labai gražu ir gerai. Su krituliais irgi tikrai yra neblogai. Vienintelis balandis buvo sausringas ir dalyje regionų jau buvo skelbiama ta stichinė sausra, bet gegužę reikalai pasitaisė ir išlijo jau kritulių gerokai virš normos atskiruose regionuose ir dvigubai buvo viršyta norma kritulių, tačiau vidutiniškai per Lietuvą maždaug apie trečdalių kritulių buvo daugiau gegužės mėnesį. Na, birželis irgi kritulių negailėjo, maždaug apie 20% buvo kritulių daugiau, ypač šiaurinėje Lietuvos dalyje, kur jau tiek gegužės mėnesį, tiek birželio mėnesį buvo pradėtas fiksuoti ilgasis lietingas laikotarpis, ten meteorologų žargonų kalbant, kai krituliai per 60 dienų viršija normą 3 kartus. Tai jau ypatingai didelis kritulių kiekis. Tai tie krituliai, žemos temperatūros, viskas susideda į krūvą, kad žievėgraužių tipografui buvo tikrai nesmagu skraidyti. Jeigu sulauki matyti be lietaus, tai temperatūros nėra. Jeigu su lietum, tai vėl skristi negali. Na, eglės džiaugiasi tokiais orais. Liepos mėnesį krituliai atskiruose regionuose vėl labai gausus. Girdime ir per televiziją, ir kas radiją klausot, kad tai Vilniuje gatvės išplaukia, tai Klaipėdoje, Kaunas irgi turi atskirų vietų, kur pasijaučia tas didelis kritulių kiekis ir gatvės sunkiai pravažiuojamas tampa. Taip, kad ir Liepos mėnesį kritulių netrūksta. Na, jau Liepos mėnesį tos ir šilumos netrūksta. Bet kažkokių kritinių, tokių užsitęsusių periodų, kad savaitę ar 2 būtų 30 laipsnių
ir daugiau, ir tos tropinės naktis, kai nenukrinta temperatūra žemiau 20 laipsnių, tai yra tik pavienės dienos. Na ir tokie rizikos stebėjimo rodikliai nusistatė, kad jau čia reikia stipriai susirūpinti ir kažkokių papildomų priemonių imtis. Tai yra, kai sugaunam pirmoji generacijoje virš 10 000 vabalų, tai šiemet žalia ir gražu, kol ta pirmoji generacija mums davė tik tai 6,5 tūkstančio, tai iki to kritinės ribos yra dar toli ir jos, aišku, nebepasieksim, nes tai yra pirmoji generacija. Na ir per pusmetį valstybinės reikšmės miškuose sanitariniais miško kirtimais eglynuose iškirsta virš 400 000 kietmetrių. Tai čia eglynuose tiek tipografo, tiek vėjo pažeisti medžiai. Na ir vėlgi vos pusę to rodiklio pasiekėme, kad valstybinėse miškuose per pirmą pusmetį buvo iškirsta 224 000 kietmetrių. Tai vėlgi iki to rodiklio kritinio toli. Todėl irgi žaliai pažymėta. Ir gegužės birželio mėnesį kritulių kiekis turėtų sudaryti 70 mm ir mažiau, tada jau kelia susirūpinimą, tai jau galim sakyti, kad sausringi orai. Tai šiemet dvigubai viršijom tą rodiklį ir per tuos 2 mėnesius 144 mm vidutiniškai per Lietuvą išlijo. Atskiruose regionuose lijo ten ypatingai gausiai. Tokių regionų, kad būtų kažkur fiksuojama ir toliau sausra, nėra. Yra tik regionai su ilgu lietingu periodu, ten gali atsisukti, matyti jau tie ypatingai gausus lietus ir kita pusė, kai pradės užmirkti medynai ir eglė viena iš tų medžio rūšių, kuri visiškai nepakenčia užmirkimo. Na, nebent žiemos metu trumpalaikis užmirkimas būtų. Taip, kad šypsenėlę nupečiau, visi kriterijai žali, toli iki tų kritinių reikšmių. Maždaug per pus atsiliekam nuo kritinių reikšmių, taip kad pirmas pusmetis žalias ir su šypsena. Plitimo prognozė antram pusmečiui matyti gan reali, kad vidutinė populiacija neviršys 10 000, jau visa metinė populiacija nebus didesnė už 10 000. Ir maždaug sanitariniais kirtimais žievėgraužio nudžiovintų eglių visų nuosavybės formų miškuose bus iškirsta apie 600 000 kietmetrių. Jeigu pasižiūrėsim praėjusius metus, tai buvo netoli 900 000, o 23, tai rekordiniai metai tiek populiacijos, tiek pažeidimo atžvilgių buvo viršytas ir 1 milijonas kubinių metrų žievėgraužio tipografo nudžiovintų eglių. Taip kad matyt apie 30%, jeigu turėsime rugpjūtį panašų į liepą, lietingą, ne per karštą, be sausringų ilgų užsitęsusių periodų, tikėtina, kad vėl gali būti rugsėjo mėnesis karštas, nes vis tiek ta šiluma gali kažkada mums sugrįžti, kurios neturėjom gegužės mėnesį, neturėjom birželį, tai gali būti, kad ir 3 metus iš eilės rugsėjas bus ypatingai karštas. Tai bet didesnės įtakos jau neturėtų turėti žievėgraužių tipografui. Kuo blogas mums karštas rugsėjas, kad dažnai jisai leidžia pabaigti pilnai antros generacijos vystymąsi. Ir jau tada susiformuoja naujos kartos vabaliukai, kurie labai sėkmingai žiemoja. Pasak literatūros, žiemojimas kitose stadijose, ar tai lervoj dažniausiai, ar tai lėliukiai, ar kiaušinėlius, kas vėlai labai sudėjo, kiaušinėlio stadijoje pasilieka žiemoti šis kenkėjas, tai tada išgyvenamumas yra daug blogesnis ir atskirose fazėse ten nesiekia ir pusės. Taip, jeigu dar rugsėjo mėnesis, kadangi jau vasara tokia vėsi, tai antra generacija bus vėlai. Ir dabar tik matyt, kažkur tai Liepos pabaiga pradės skraidyti antros generacijos vabalai.
Tai galimai, jeigu likusi dalis bus vėsi vasaros ir rudens pradžia vėsi, tai nespės išsivystyti pilnai antroji generacija, kas vėlgi sumenkins tą populiaciją kitiems metams. Taip, viskas optimistiškai, tikėtina, kad antra vasaros pusė labai didelių siurprizų nepateiks ir tendencijos išliks. Tikrai esam laimingi, nes likusi Europos dalis, ten centrinė, pietinė dalis labai kenčia nuo sausringų ir karštų orų. Tai mums šiemet sekasi, kad ir kaip nesmagu būtų atostogaujantiem, kad gal orai ne visiškai tenkina, bet miškininkam, bent jau žievėgraužio tipografo, o ir kitų kenkėjų atžvilgių, tai labai teigiami metai. Na, bet neužmykim ant laurų, nėra dar viskas taip puiku, iš 1 milijono kubinių metrų nudžiovintų eglių niekas taip greitai tie kenkėjų nedingsta, vis dėlto kenkėjų yra nemažai, taip kad antroji vasaros pusėje irgi reikia ieškoti tų šviežiai apniktų eglynų, pasikartosiu, kad yra jautrios vietos, tai kirtaviečių pakraščiai. Na, buvę židiniai, aišku, žiūrėkim, ar neatsirado naujų. Na ir paskutiniai vietoje iki tol pažeidimų neturėjo 40 metų ir vyresni eglynai. Tai pirmiausia, visiems siūlau užvalgyti kirtaviečių pakraščius. Ar tai planinės kirtavietės, kurios ribojasi su 40 metų ir vyresniu eglynu, ar tai sanitariniais, plynaisiais kirtimais, iškirstos biržės, vėlgi besiribojančios su eglynais. Tai va, tokiose vietose ieškom išgraužo, aišku, ant šaknies kaklelio, tos pribertos maltos kavos ir stebėkite žolinę augmeniją. Ant tų plačialapių žolių labai gerai matosi tiek išgraužos, jeigu lietaus nebuvo intensyvaus paskutiniam dienom, tiek byranti žali spygliai. Tai va, antroji vasaros pusė ypatingai tas jaučiasi požymis spyglių byrėjimas, nes temperatūros aukštesnės, medis greičiau reaguoja matyti tą atkirstą vandens trūkumą negu pavasaryje ir greičiau pradeda byrėti spygliai. Retai, kada pamatom pavasarį tokį požymį. Jau vėlyvoji stadija greičiausiai bus, o antroji vasaros pusėje tai tikrai geras požymis, netgi jeigu važiuojate kažkur tai su automobiliu miško keliukais, vis dairykitės ar ant miško takų nepamatysite tokių žaliai byrančių spyglių, tai 100% požymis, kad kenkėjas yra. Na ir kaip minėjau, kur surasti informaciją tiek apie žievėgraužio tipografo populiaciją, tiek apie daromus pažeidimus, tai Valstybinės miškų tarnybos tinklalapyje pirmam pačiam vedančiam puslapyje yra aktuali informacija, tokia skiltis. Ir vienas iš blokų tos aktualios informacijos, kur apibraukiau raudonai, yra informacija apie žievėgraužį tipografą. Na ir paspaudę ant šitos nuorodos galima rasti interaktyvų žemėlapį pažeidimų savivaldybėse, kurį jums rodžiau. Taip pat rodžiau ir populiacijos stebėsenos duomenis nuo 2010 metų. Tai jūs galite ten su kursoriumi užvesti ant jums rūpimos savivaldybės ar rūpimos stebėjimo taško ir pasižiūrėti, kokia ta populiacija. Na ir kas dar, kam trūksta informacijos apie žievėgraužį tipografą, gal nesenai pradėjot miškininkauti, tai galima pasiskaityti tokią aktualią informaciją apie žievėgraužį tipografą, trumpas lankstinukas, viskas koncentruotai. Tikrai per daug laiko neužims. Na ir dar istorijai įdėjom 24 metų interaktyvų žemėlapį pažeidimų nudžiovintų eglynų, tai ten ta Lietuva netokia žalia. Na, aišku, ten visų metų duomenys, kiek per metus buvo nudžiovinta, bet aš manau, kad šiais metais ta Lietuva išliks gerokai žalesnė negu praėjusiais metais.